Taip, šis kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiausiamus skalbinius ir dar neduok dievė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reiklus komentaras. Oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgriežti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuris siauresnio požiūrio žmonėms, individams, gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą ir įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Ar žinot, kokie yra Baranistano, kaip aš sakau, Bananistano skiriamieji požymiai? Galbūt kai kas vadina dar kokį kolonų bananiją, apskritai, kur yra kokios nors hierarchijos, kastos, kokie yra skiriamieji požymiai. Arba bent vieną skiriamąjį požymį, žinot, pagrindinį. Taigi, kiekvieno Baranistano teritorijoje turi būti būtinas toksai atributas kaip sostas. Taip, sostas. Be sosto, toks reiškinys kaip pataikavimai, tarnavimai, neligybė nevyktų. Tai jeigu kokioj nors teritorijoje jūs matot tokį socialinį reiškinį kaip sostą, sukurta kaip, nesvarbu, fizinį kokį nors ten, ar kaip institucija, kaip juridinį asmenį kokį. Ir baranai patys tą sostą sukūrė, nesvarbu, savo rankomis pastatė, ar juridiškai ten sugalvojo ir įteisino, sakykime, kaip nors. Tai žinokit, kad ta teritorija yra Baranistanas. Ypač dar, kai į tą sostą yra, arba demokratiškai skelbiami kokie nors konkursai to sosto užėmimui, arba tas sostas tiesiog užimamas jėga, ta taip vadinama gladijo teisė, kur iš tikrųjų ir yra pagrindinė, o ne kaip čia bandom mums įpiršti, įrodyti, viltį tokią neužgestančią, rusenančią palaikyti tikintiesiems, kad yra kažkokios žmonių ten teisės, žmogaus teisės, deklaracijos visokios ten